Įsitaisyk patogiai. Dabar nieko nereikia keisti ar taisyti, nieko nereikia daryti teisingai. Leisk savo patogiai būti, taip kaip šią akimirką yra, taip kaip šią akimirką būnasi, taip kaip dabar jaučiasi kūnas. Jeigu klausaisi šio įrašo, vadinasi, kad jau darai pakankamai. Dabar švelniai, ramiai, neskubant, atkreip dėmesį į erdvę aplink save. Pastebėk 3 dalykus, kurie tau atrodo malonūs. Trumpam užlaikyk juose dėmesį. Taip nervinė sistema gauna signalą, kad dabar, būtent šiuo metu, aplinka nėra pavojinga. Nervinė sistema pirmiausia ieško neramybės, ji ieško saugumo, todėl mes nepradedam nuo kvėpavimo, mes pradedam nuo orientacijos. Dabar perkelk dėmesį į savo kūną, neanalizuok, negalvok apie jį, tik pajausk. Gali pajusti, kaip kūnas liečiasi su paviršiumi, ant kurio guli arba ant kurio sėdi. Kur yra atrama, paviršius jaučiasi kaip kietas ar minkštas. Galbūt pajus ir savo krūtinę, pilvą, pečius, žandikaulį, rankas, kojas. Nieko nekeisk, tik pastebėk. Jei kažkur jauti įtampą, tai yra visiškai normalu. Tai yra informacija, kurią tau kūnas nori perduoti. Švelniai atkreip dėmesį į kvėpavimą. Nereikia jo gilinti, tiesiog pastebėk, kaip ateina įkvėpimas ir kaip išeina iškvėpimas. Jeigu gali, leisk iškvėpimui būti truputį ilgesniam nei įkvėpimui, nors vos ilgesniam. Ilgesnis iškvėpimas yra vienas stipriausių signalų klajokliui nervui. Tai kūno kalba reiškia galiu paleisti. Jei norisi, gali tyliai arba garsiai iškvėpimo metu atsidusti arba mintyse ištarti žodį gerai. Dabar pastebėk, ar kūne atsirado bent mažiausias pokytis. Gal šilumos, gal sunkumo, gal lengvumo. Net jeigu tai ir labai subtilu, to pakanka. Nervinė sistema fiksuoja net mažiausius signalus. Jeigu nieko nejauti, ir tai yra gerai, kūnas vis tiek klausosi. Dar kelis kartus lėčiau, giliau įkvėpk ir iškvėpk. Lengvai, be didelių pastangų. Prisimink, kad tu nebandai atsipalaiduoti, tu tiesiog leidi sau būti.
Saugumas nėra būsena, kurią reikia pasiekti. Tai yra procesas, kuris vyksta, kai kūnas jaučiasi išgirstas. Ir kuo labiau leidi šiam procesui vykti, tuo aiškiau kūnas pradeda rodyti, kad jis suprato tavo žinutę. Pajus, kaip pečiai dar labiau atsileidžia. Kvėpavimas tampa dar ramesnis, viduje atsiranda daugiau erdvės. Tai yra ženklai, kad nervinė sistema po truputį persijungia iš budrumo į saugumą bei grįžta į pusiausvyrą. Kiekvieną kartą, kai tavo kvėpavimas yra lengvas ir ramus, kiekviena akimirka be spaudimo savo yra tarsi mažas įrodymas nerviniai sistemai, kad ji jau gali atsipalaiduoti. Dabar porai minučių pabūk taip, kaip esi, taip kaip šiuo metu būnasi, nieko nekontroliuojant. Atsipalaidavimo būsenoje kūnas ir protas veikia kartu, be skubos, be spaudimo, be vidinių konfliktų. Iš tokios būsenos gimsta aiškus sprendimai, be įtampos, be poreikio kontroliuoti. Ir šios būsenos tau nereikia bandyti ar stengtis išlaikyti, nes į ją ir vėl gali sugrįžti bet kada. Tada, kada reikia ir tiek, kiek reikia, kol vidinis saugumas su tavimi kuo toliau, tuo liks vis ilgiau, iki kol tai taps dominuojančia būsena. Ir dabar gali po truputį pajudinti pirštus, rankas, kojas. Jei nori, gali pasirąžyti, pramerkti akis, pastebėti šviesą, spalvas ir pradėti, tęsti arba užbaigti dieną, priklausomai nuo to, kada klausaisi įrašo.